Ačiū Jums labai tada. Gerai, labas vakaras, brangūs šiauliškiai, šiauliečiai ir džiugu vėl Jūs matyti. Praeitą kartą mes buvo šalčiau, ne? Žiema buvo ar kas ten buvo pas mus? Kovo mėnio. Aha. Tik pavasaris. Dabar vasaro temperatūra skiriasi kažkiek, ar? Aš taip ir įtariu. Taigi, jeigu atsimenat, mūsų šiandien paskaita yra mūšis prote, kas laimi. Tai vat mums reikia šiandien išsirinkti gal kokį teisėją. Aš laimėsiu ar Jūs laimėsite? Jo, proto mūšį. Nes mes turėsime šiandien porą laboratorinių darbų ir man atrodo, kad mums bus tikrai smagu. Bus tikrai smagu, nes man smagu vėl būti su Jumis čia Šiauliuose šitoje jaukioje vietoje. Vien jau pavadinimas labai šildo. Vien jau pavadinimas labai šildo, ar Jūs žiūriu, kad Jūs ir arbatų turite, tai Jūs tikrai sušilsite. Jūs sušilsite iš vidaus, o aš pabandysiu sušildyti Jūsų protus ir intelektus. Va, mes šiandien truputį pamastysim, pasamprotausim, gerai? Va. Ir porą laboratorinių darbų padarysim. Ir dar aš Jums pacituosiu, paskaitysiu porą labai įdomių posmų iš mano mylimiausios knygos. Aš su ja nesiskiriu kasdieną ir tai yra mano kaip gyvenimo naudojimosi instrukcija. Aš ją jau nuo paauglystės studijuoju, Vidūno vertimą pradžioj skaičiau, dabar Bhaktivedanta Swami Prabhupados išdėstymą su komentarais skaitau ir negaliu atsistebėti. Tai yra knyga bedugnė. Nes mes matome čia daug knygų, bet kiek galima, pavyzdžiui, Saulių Šaltenį skaityti. Ir dar tema tokia, arba Mykolavas Lucka, kiek galima skaityti. Taip, reikia žinoti, reikia šitos autorius lietuvių žinoti, bet vieną kartą perskaitai, siužetą sužinai ir principai giliau nebėra kur eiti. Iš kitos pusės Bhagavad Gita siužeto beveik jokio nėra. Dvi asmenybės pasikalba keliasdešimt minučių ir viskas. Taip, jokio siužeto nėra. Bet mintis labai gili. Nes tai yra mokslas, kaip reikia mums gyventi. Tai va šiandien mes užsiciklinsim ties vienu mūsų gyvenimo aspektu – protų. Kaip ten, kokiu mes ten turime tautosakinių patarlių. Vargas dėl ko? Dėl proto, jo? Bet tai kodėl vargas? Juk šiaip turėtų tada būti, jeigu vargas dėl proto, tai vargas ir dėl kūno, vargas ir dėl plaukų, ir dėl akių, ir dėl dantų, ir dėl liežuvio. Kas maždaug ir yra? Viskas mums gyvenime suteikia vargo, bet tik tai, kuo mes jaunesni, tuo mums atrodo tas vargas lengvesnis, kol dar turim jėgų. Ir man atrodo, praeitą kartą aš Jums rodžiau laboratorinį darbą su degtukais. Ja? Kaip uždegam degtuką ir stebim, kaip mūsų gyvenimas tirpsta. Ta liepsnelė ir simbolizuoja, degantis degtukas ir simbolizuoja, kaip mūsų gyvenimas tirpsta. Kol degtukas veikas, jis tvirtas, tiesus ir pilnas gyvybinės energijos ir vilties, kad gyvenime viskas bus gerai. Bet liepsnai naikinant tą degtuką, mes matome, kaip mūsų gyvybiniai resursai po truputį senka ir vilties vis mažiau ir taip toliau. Ir galų gale baigėsi viskas juodu, kreivu angliuku, o tai juk tik ką buvo degtukas. Taip ir gyvenime. Gyvenimas praskrenda. Sako, kai gyvenime viskas gerai, net jeigu milijonai metų viskas gerai, atrodo, kad kaip akimirka prabėgo.
Bet kai mums skauda dantį vieną akimirką, atrodo, kad amžinybė. Taip? Kai skauda, atrodo, kadagi tai pasibaigs. O kai viskas gerai, metai tik tai, taip va, kaip knygos puslapius, tik tai metus savo gyvenime verti ir nepastebi. Ir tik tai kas nors gyvenime blogai, o jie tau kaip, kokia bėda. Tai va, kas kart mus vis apgauna mus protas. Ar parodyti, kaip mus protas apgauna? Nu, parodyti, žiūrėkite. Ištiesiam rankas į priekį. Paverčiam nykščiais į apačią. Sukryžiuojam, taip? Ar visi padarė? Ar nykščiai į apačią? Padarykit. Taip. Nykščiai turi būti į apačią. Delnai suimkit. Sukryžiuokit rankas. Parodykit, kaip. Taip. Ir žiūrėkite dabar. 1, 2, 3. Kurio vietoj problema? Kurioje vietoj problema? Aš jums parodžiau, jūs matėte. Va šitaip maždaug mus apgauna protas. Čia aš praeitą kartą buvau atsivežęs savo draugą, taip? Fokusininką. Ir jis primokė mane visokių tokių baikių. Tai va aš dabar irgi važinėju ir rodau, kaip mus tiesiog ant akių. Ant akių? Teisingai. Čia bus sekantis laboratorinis darbas. Taip, dėl to mes matome, kad mes negalim tikėti akimis. Mes matom, bet žiūrim, kad likom apgauti. Taip ir gyvenime. Mums pažada daug, mums pripasakoja daug, parodo daug. Ar bandėt šitą fokusą su rankom dabar? Ne? Nesiryžo. Bet matėt, kas gavosi. Nu. Ir liekame apgauti. Taip, liekame apgauti. Dar vieną laboratorinį darbą padarysime su protu. Ar atsinešėt savo mobilius telefonus? Aš nesakiau, kad būtina atsinešti, bet aš tikėjau, kad tikrai visi atsinešit, išsitraukit. Aš noriu išgirsti jūsų skambučius. Čia vienas užbėgdamas už akių telefoną suskambėjo. Ir dabar paleiskite savo telefono skambučius, kad aš galėčiau jūs girdėti. Vat mano toksai yra. Jūs savo paleiskite. Kaip skamba. Yra garso reguliavimas tenai, jeigu jūs paleisit, bus girdėti. Nustatymuose ten yra garsas, garso nustatymas. Taip, aš noriu pasiklausyti garsų. Taip, tegul skamba, Va, kas dar? Kaip pasiskamba? Nu va, jaunimas čia paveiks. Liuks. Labai gerai. Va. Ar pavyko? Gerai, spaudžiam gerai. Nu, kaip dabar jaučiamės? Nu, jaučiat skirtumą. Kakofonija. Nors visų jūsų skambučiai telefonu juk pats statai patį gražiausią, kuris tau labiausiai patinka. Taip? Bet kai užleidžiam visi vienu metu, kas gaunasi? Nebežinai, kurio klausysis, nebežinai, ką. Ir bendra kakofonija ir erzina. Tik nutilo viskas. Oi. Tyla gera byla. Tai vat. Ką mes galim pasimokyti iš savo mobilaus telefono? Mes jį nešiojamės. Tai būtų irgi labai garsu. Ir per paskaitą vis tiek aš negalėčiau šnekėti, jeigu grotų visą laiką telefonas. Taip?
Bet ką mes galim išmokti? Mes galim išmokti, kad net jeigu tai, kas man brangu širdyje, bet jeigu tai gauna chaoso formą ir vienu metu mane atakuoja gausybė norų ir minčių, o mokslininkai, psichologai yra paskaičiavę, kaip jie tai padarė, aš nežinau, bet paskaičiavę, kad per dieną pas žmogų prote 60 000 minčių norų kyla. Per dieną 60 000. Kaip jums patinka? Tai atrodo ir skamba baisiau negu dabar, kiek čia 10 telefonų. Jau erzina. Taip? Ir jeigu mums reikėtų pasėdėti čia, sakykime, užleidžiam savo telefono garsą, aš atsisėdu ir mes valandą maždaug klausomės. Ištinusiam galvom išeitumėm, tiesa? Pavargtumėm, nuvargintų triukšmas ir chaosas. Bet, ir nors tai brangiausias mano garsas telefonu, man mieliausias, man primtiniausias, gražiausias, bet kai tai chaosas ir kai daug, ir kai per daug, tai vargintų ir kamuotų. Tai va, ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad mes gyvename visą gyvenimą tokiame minčių chaose ir kakofonijai. Jeigu aš dabar jūsų paklausčiau, ar šiandien jūs nuo ryto suskaičiavote savo mintis ir norus? Mes nesugebam net atsekti. Lygiai kaip ir čia, triukšmas ir chaosas. Koks garsas, kokia melodija, iš kurios pusės sklinda, būtų sunku susigaudyti. Triukšmas, bendras triukšmas. Tai čia dar tik tai keli telefonai, o jeigu paimti daugiau, 100 telefonų. Būtų iš vis gaudesys, dabar dar kažkur melodija viena kita girdisi, bet būtų bendras gaudesys. Būkite tikri, kad mūsų prote kasdien gyvename tokiame minčių chaose. Dėl to nenustebkite, kad vakare pavargę arba gyvenime nepasiekėte to, ko norėtumėte, nes nėra tvarkos, nėra harmonijos ir nėra tvarkos. Kodėl? Taip, dabar trečias laboratorinis darbas. Kodėl? O taigi todėl, kad mes gimstame su 2 tūriais. Taip, kiekvienas iš mūsų iš prigimties gauname 2 lemtis. Viena lemtis, palaikykite. Saldaus skonio. Taip. Kita lemtis sūraus skonio. Ir saldi dalis mūsų lemties. Šventraščiuose tai rašo karma. Kas girdėjote apie karmą? Karmos dėsnis. Tai yra veiksmo, to veiksmo dėsnis. Tai karma yra veiksmas arba dėsnis, arba pasekmės mūsų veiksmo. Tai va, gera lemtis tai yra sėkmė, sveikata, ilgaamžiškumas. Taip? Talentai. Viskas čia. Saldu. Ką tai reiškia? Pastangų dėti nereikia, viskas einasi kaip per sviestą. Taip, mane visi myli, mane visi gerbia, aš iš prigimties sveikas, gražus, patrauklus, man gyvenime sekasi. Suri lemtis, kas tame tūryje, kaip manote? Viskas, kas nesiseka. PVZ. Pavyzdžiui, bloga fizinė būklė. Taip. Taip. Blogi pažymiai. Taip. Kas dar?
Nu, jo, ligos, pažymiai. Kelių policija. Šalis bankrutuojanti. Ir taip toliau. Viskas, kas mums nepatinka. Taigi, kaip elgiasi mūsų protas? Iš kurio indo mes nesusimastydami geriame. Saldaus? Taip, natūralu. Tai yra natūralu. Mes norime sėkmės, sveikatos, laimės, džiaugsmo ir nieko už tai nesumokėti. Kad viskas tai būtų pagal nutylėjimą, automatiškai. Taip, spontaniškai. Pas jūs, matau, čia ant stalo arbatos. Kas nors geriate iš jūsų sūdytą arbatą? Ne. Taip. Nedruskas net jeigu ir būtų, abejoju, ar jūs į arbatą piltume druską. Taip, mes natūraliai, spontaniškai norime saldžiai mėgautis, tenkintis. Ir kaip mes tenkinamės? Netidėkite į šoną to puodelio, jeigu jau saldi arbata, tegul išgerkite, jau negadinsiu aš jums apetito. Bet, kaip mes tenkinamės? Sakoma, kad mes jau kalbėjome ir aš kaskart vis kartoju, kad mes turime 5 juslės kaip regą, uoslę, klausą, skonį, lytėjimą. Ir iš tikrųjų tai lygiai taip pat ir šitas telefonas irgi turi tokią pačią akį kaip aš, tik jis turi vieną, aš 2. Dėl to jisai smartphone, o aš gudrus vyrukas. Jis irgi turi vieną akį, linzę. Ir mūsų akis irgi yra linzė. Nieko daugiau kaip linzė. Bet šitai linzė, ar jai yra toks skirtumas, ką fotografuoti, ar į ką žiūrėti? Jai. O kam yra skirtumas? Fotografuojančiam. Jo? Arba aparatui irgi praktiškai. Jis tik tarnauja. Lygiai taip pat ir mūsų akis veikia. Akims visai nesvarbu, į ką žiūrėti. Jis gali žiūrėti ir į karvutės š, ir į arkliuko š, ir į bet ką, ar į saulę, ar į gėlę. Bet kam yra skirtumas? Žmogui labai bendra. Smegenams. Sielai gal? Aukštai šaudot, viskas žymiai paprasčiau. Mūsų paskaitos pavadinime tai yra įkoduota. Taip, protui, nes visi mūsų jutiminiai signalai iš akių eina į protą, iš ausų eina į protą, iš uoslės eina į protą, iš liežuvio į protą, iš lytėjimo odos į protą. Protas tenkinasi. Akims visai vienodai, ar juoda, ar balta, ar žalia, ar raudona. Protui ne. Dėl to mūsų juslės, taip, o tai reiškia rega, klausa, uoslė, skonis, lytėjimas tarnauja protui. Taip. Taigi, jeigu mūsų juslės tarnauja protui, tai protas tarnauja kam? Protas ir turi 2 funkcijas, jis atlieka funkciją. Patinka arba nepatinka. Patinka priimu, nepatinka atmetu. Saldi arbata. Priimu, sūri arbata, atmetu. Taip, blogus pažymius ar moki ištrinti. Ateina ir nieko nepadarysi. Va. Kitaip sakant, reikia žinoti, čia yra gyvenimo mechanika. Čia yra gyvenimo mechanika, kuri ne vienoje iš tų knygų neprašyta. Žiūrėkit, kiek daug išmintingų knygų, o mes kalbame apie save. Dabar mes kalbame apie save, apie savo akis, ausis, nosį, apie protą, bet ne vienoje iš šitų knygų neprašyta mechanika. Proto veiksmo mechanika, intelekto veiksmo mechanika neprašyta. Ir mes dabar kalbame apie tą mechaniką, kurią prašyta Bhagavad Gitoje. Va. Taigi, kas valdo protą?
Man patinka, pavyzdžiui, jums patinka arbata su cukruma, man patinka su medu. O kažkam patinka su uogienė. Taip? Labas vakaras. Kas lemia? Taip, skonio reikalas. O kas lemia skonį? Pasirinkimas. O kas lemia pasirinkimą? Taip. Va šituos klausimus mes ir šiandien turim panagrinėti. Kas lemia pasirinkimą? Gerai, jeigu. Kodėl mes tada persivalgom? Kodėl mes tada geriam arbatą su cukrum, jeigu žinome, kad gyvenime yra, pasaulyje yra 3 baltos mirtis? Ar žinot kokios? Kokios? Rafinuotas cukrus. Balta druska ir? Balti miltai, va. 3 baltos. Tai intelektas žino, jo, bet vis tiek geriam. Tai reiškia, ne intelektas sprendžia klausimą, proto pasirinkimą. Tenkinti. Ieškoti malonumo. Taip, o kas priverčia? Noras. Ego? Aš noriu skaniai pavalgyti. Kas tas aš? Ego. Žmonės sako aš. Ir aš visada susimastau, kuris tas tikrasis? Pirmoji raidė ar antroji? Nes aš sakau aš, bet aš nežinau, kas tas aš. Tai tas mano žinojimas antros raidės vertės. Taip, nes sakau aš. Nu, aš noriu, nežinau, kas aš, nežinau, kas nori. Tai dėl to mes dabar ir kalbam, nagrinėjam šitą mechaniką, kad kas iš tikrųjų nori. Va. Dėl to, aš jau minėjau jums tą terminą, kai rodžiau jums šitas 2 stiklinės. Ką aš sakiau? Gera ir bloga kas? Karma. Taip. Tai yra karma. Tai yra dar subtilesnis dėsnis, energija, kuri veikia mūsų protą. Taip? Ir jeigu mano šitoj stikliniai likimas, daug gero likimo, jo, daug gero, sveikatos, išminties, proto, daug, tai aš noriu tenkintis, nes aš turiu iš ko gerti. Gero likimo pas mane daug. Ir aš geriu ir tenkinuosi, galiu ir nemiegoti, ir sveikas, galiu gerti alkoholį, ir sveikas, galiu rūkyti tabaką, ir sveikas, jo? Todėl, kad čia pas mane daug gero likimo, daug geros karmos. Dėl to aš tenkinuosi. Nes jeigu žmogus jau ligonis, jis norėtų tenkintis, bet nebegali. Taip, va, reiškia, jau jis išgėrė viską ir pasičia tuščia. Taip? Tai va. Tai šita saldus vandeniukas įkūnija mūsų gerą karmą. Mes paskui pakalbėsim, iš kur jinai atsiranda. Taip. Bet ne vienas iš mūsų neplanuojam. Ar mes planuojam iš anksto savo ligas? Mes jau vasarą galvojam, rudenį reiks susirgti gripu. Maždaug spalio kokią 25. Savaitei. Ne, 5 dienų užteks. Ne? Neplanuojam. Laimę savo planuojam, o kančios neplanuojam. Bet jinai yra. Ir dėl to žmogus ir skaitomas naivus. Jeigu galvoja, kad nesirgsiu nieko. Kodėl mes nesportuojam ir neužsiemam savo sveikatą? Nes neplanuojam sirgti. Bet planuojam ar neplanuojam? Vis tiek. Mes neplanuojam bankrutuoti, mes neplanuojam jokių nelaimių savo gyvenime. Bet jos ateina. Bet nereik būti naiviam, kad aš gyvenu tik tai gyvenimas saldus. Planuoju tik tai, kaip kuo greičiau išgerti, išnaudoti, išeksploatuoti tai, kas man sekasi. Bet kažką moku. Ir reikia tai, esu geras sportininkas. Ir viskas, reikia olimpinių čempionų tapti. Bet tai, kai baigėsi turis šito saldaus gyvenimo, tampi invalidas. Nuo ko? Nuo ekstremalaus sporto. Kaip pavyzdys. Taip? Tai galima pinigam pritaikyti, tai daugeliu dalykų galim pritaikyti. Nes čia yra universali valiuta. Jinai galioja ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir Anglijoje, ir Kinijoje, ir Indijoje, visur.
universali valiuta. Nereikia jos konvertuoti. Jeigu tu turi sėkmės ir geros karmos, net jeigu vienurį nuskrisi, tau ten seksis. Bet naivus žmogus, kadangi protas nori tenkintis, jis nenori jokių būdų pagalvoti, kad gyvenime juk yra ir karčių momentų. Ir jeigu taip garbingai prisipažinti, tie momentai dažniausiai būna ištempti, netokie jau jie trumpi. Ja? Kitaip sakant, tai yra blaivaus žmogaus požiūris ir supratimas, kad gyvenimas ne vien kuo ten klotas. Taip, ne vien rožėmis klotas gyvenimas. Taip, tos pačios rožės, su jom irgi yra problemėlių. Taip, ją paimti reikia dar mokėti, nes gali skaudžiai nusivilti. Rožė. Gaunasi rupūžė. Taip, jau nebe rožė, visa ranka kraujuota. Tai va, matome, kad visada gyvenime viskas turi dvi pusės. Ir nereikia būti naiviam galvoti, kad galiu tik tai tenkintis ir siekiu tenkintis, ekstremaliai gyventi, ekstremaliai tenkintis ir viskas bus gerai. Ne. Kodėl? Nes mes matome, kad ir Lietuvoje mes gana neblogai pirmaujame savižudybių lenktynėse. Kas yra savižudybė? Va šitam kontekste jūs dabar man pasakykit, kas yra savižudybė? Kaip? Ne. Savižudybė yra tai, kai saldi arbata baigėsi ir lieku tik tai su sūria. Ir gyvenime man viskas ėjosi lengvai ir nereikia nei mąstyti, nei stengtis nieko. Taip, ponia. Ir kai viskas baigėsi, ir sveikata baigėsi, pinigai baigėsi, ir žmona paliko, ir viską, kas belieka? Rūgštus kartus gyvenimas. Ir žmonės kariasi, žudosi. Tokia realybė, tokia statistika čia. Ne visi tokie. Tai aš matau, kad gyvų vyrų čia dar likę biski. Dėl to mes ir šnekam, kad paskutiniai vyrai Šiauliuose neišsišaudytų. Taip, dėl to mes ir kalbame. Taip, aišku, ne visi, bet ne visi dėl to, kad pas mus dar ten yra gero likimo, tai mes dar turim vilties. Va. Bet jūs suprantate, apie ką aš šneku, tiesa? Suprantat, aš labai stengiuosi nesusudėtingint, kad kai tik tai mes gyvename ekstremaliai ir galvojam, pinigų mano gyvenime bus visada pagal nutylėjimą, sveikas jaunas būsiu visada pagal nutylėjimą, graži būsiu amžinai, sako du jauni žmonės, kai vedasi, jie abu iliuzijai. Kaip ta iliuzija vadinasi? Meilė. Taip. Ponia, teisingai sakot. Nes meilė irgi iliuzija. Teisingai sakot. Ar atsimeni? Mergina apie vaikiną galvoja ką? Kad galų galegi aš jį pakeisiu. Stuobrys. Nei rengtis moka, nei nieko. Apšepęs. Nu, aš jį sutvarkysiu. O vaikinas apie ją ką galvoja? Tokia graži, jinai bus amžinai. Metai bėga. Ir atsiranda visokie nelemti susiraukšlėjimai ir taip toliau. Tiesa? Tai va, iliuzija kiekvienam žingsnė, bet nereikia būti naiviam ir galvot, kad visą gyvenimą bus tik tai vien tik tai sviestu tepta viskas ir rožėm klota. Ne. Nes tai neturi mūsų įvesti depresiją. Į depresiją žmogus puola, kai jį užklumpa netikėtai. Taip? Tada jisai akistatoje su, kodėl mano arbata sūri. Arba, norite pavyzdį dar paprastesnį, medicininį. Ar žinote geltligę? Čia yra saldi stiklinė. Žmogui sergančiam geltligę, koks skonis? Taip. Geltligė sergančiam žmogui saldumynas yra kartaus skonio.
Kitaip sakant, žmogui, kuriam jau baigėsi gera karma, net jeigu tu jam pasiūlysi kažką gero, jis nebegali tenkintis. Gražus dalykai jo nedžiugina. Skanus dalykai jo nedžiugina. Mes panaudojam fizinę ligą, geltligę, bet gali būti mentalinė, protinė, emocinė liga. Tu gali turėti pinigų, negali džiaugtis. Kodėl? Nes tu eini prisigeri ant rytdienos pagirios ir tu matai, kaip tavo gyvenimas menga, nors tos pinigus galėtum panaudoti kažkam labai gražiam. Kaip pavyzdžiui, eini gatve ar visuomeniniam transporte, pameti 100 litų. Nu ir taigi ilgai labai atsiminsi, taip? Kad ar pavogė kas, ar pameti tą 100 litų. Bet jeigu kokiam geram žmogui, kuriam reikia, taip, daugiavaikiai šeimai, paukosi tą 100 litų. Ant širdies kaip gera, tiesa? Bet piniginiai tai nei šilta, nei šalta, joje 100 litų mažiau. Taip? Faktas. Bet širdyje arba prote, ja? Visai kita emocija. Visai kita emocija. Kodėl? Dėl to, kad tu žinai, reikia pagelbėti, reikia padėti, geras darbas, reikia pasidalinti. Taip? O kuo tu daliniesi? Tu daliniesi 100 litų, o jie čia plūduriuoja. Tavo likime. Tu gero likimo, geros karmos dėka turi 100 litų, dar 100, dar 100, dar 100. Ir va čia kol yra dar turio, nes viską, ką gyvenime, kas gero įvyksta, aš biškį nugeriu ir sumažėja. Ir sumažėja. Tik tai, žiūrėkit, ar aš 100 litų pragėriau, ar nusipirkau tortą ir suvalgiau, ir kad jį per kūno svorio priaugau. Ja? Ar aš pamečiau, ar aš tą 100 litų kažkam gerą darbą padariau. Taip? Tai yra didžiulis skirtumas. Kodėl? Nes jeigu išleidai 100 litų savo, nesenai netgi moksliniai konferencijoje žiūrėjau įrašą, sociologai darė tyrimą, kad kompanijos ar žmonių gyvenimai skiriasi tų, kurie savanoriškai paukoja nors kažkiek reguliariai po truputį, jų koeficientas laimės ir džiaugsmo žymiai didesnis. Negu tų, kurie tuos pinigus išleidžia savo. Sau kažką nusipirko, sau kažką įsigijo, sau pasitenkinti. Ja? Jie sau išleido, pasitenkinimo džiaugsmo nėra. Kažkam gerą padarė, visai kitas dalykas. Tai va taip veikia protas. Taip veikia protas. Ir kuo mes egoistiškesni, tuo greičiau senka mūsų geras likimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tik greičiau liksime su tai, kas mums nepatenka. Nesėkmės, ligos, netektys. Kitaip sakant, išleidęs ne savo, vardan kito, vardan aukštesnio tikslo. Ir kuo jis dvasiškesnis, tuo tu gauni investiciją, kuri atsiperka tau šiam gyvenime ir kitam gyvenime. Nes jeigu tu paaukoji savo saldų likimą, gerą karmą, kito labui, tau papildo tai, ką tu pasidalinai ir atidavai. Bet jeigu tu išleidai savo, viskas. Kitaip sakant, tai, ką išleidai savo tenkinimui, klausau, ponia. Vat man labai rūpi tas klausimas, tarkim. Jeigu tu visą gyvenimą darai vienaip, tarkim, visą laiką atiduodavai kitiems ir nesuvokdama šito, Taip, spontaniškai. Taip, tu visą laiką tą darai. Galų gale gyvenimas save privertė sustoti ir suprasti, kad negali taip elgtis, todėl kad tu palieki save nuošaly. Vat dabar mane kamuoja toks klausimas pastoviai. Kaip man teisingai pradėti gyventi, kaip rasti tą pusiausvyrą, būti gerai ir nesavanaudiškai kitiems ir nenuskriausti savęs. Nes pastebėjau vieną dalyką, kad visą gyvenimą pragyvenau savęs skriausdama. Kaip man dabar susireguliuoti taip, kad neskriaudžiant savęs būčiau ta gera nesavanaudė moteris, kuria visą gyvenimą buvau. Niekaip negaliu suprasti to, nes kaip suprantu, tu
trūkstant man to savanaudiškumo, buvau išnaudojama, daviausi išnaudojama ir pati save pateikiau kaip auką. Norint, vadinasi, man kažkaip sustiprėti ir pradėti, aš turiu rasti tą sprendimą, kaip nenuskriaudžiant save, būti būtent ta nesavanaudiška, kuri gali dar ir paaukoti. Aš suprantu, tarkim, jeigu kad noriu aukoti, tai aš ir pasirasiu tą aukojimo būdą, kada aš turėsiu. Bet jeigu aš neturiu dar savyje to, neturiu savojo aš, neturiu dar to savo supratimo, bet labai noriu daryti tą auką. Kaip tai padaryti, nenuskriaudžiant savęs, nes visą gyvenimą tą dariu. Vat šito, niekaip nesuprantu. Dabar turėčiau pagal visas mano išstudijuotas knygas būti nežmoniška savanaudė, kad sustabdyti save nuo to besaikio potraukio ar ten paslėptą nuostatą įtikti, patikti, besąlygiškai lysti į tą vieną vietą be muilo ir daryti tokius sprendimus, kurie kenkia man. Kaip padaryti, kad nepakenkdama savo, daryčiau tos gerus darbus, nes nebeatskiriu. Tos supratimų, tos savokos nebeturiu, nes visą laiką skriaudžiau save. Dabar turiu sustoti ties kažkokią tai vietą ir nuspręsti, kaip man padaryti, kad nenuskriaudžiant savęs pradėčiau daryti tuos gerus darbus. Tarkim, kad ir tą 100 litrų paaukočiau. Niekaip nesuprantu ir nerandu to sprendimą. Mane tai kamuoja, atvirai šnekant. Nes labai noriu daryti tuos gerus darbus, labai noriu gerai gyventi, labai noriu būti nesavanaudiškai ir kitiems. Kaip jūs nusprendėt, kai jūs skriaudėt save? Todėl, kad tai parodė gyvenimą. Bet ar jums nuo to skauda? Nuo to, kad buvau Mes tarėmės, mes kalbam, kad jeigu padarai kažkam žmogui gerą, tau gerą. Bet dabar jūs bandote pasakyti, kad darėt kažkam gerą ir jums bloga. Ir padariau savo blogą, todėl, kad O ką blogo padarėt savo? nuskriaudžiau. Jeigu tiek daug žmonių padėjote, padarėte jais ar laimingais, ar sveikesniais, ar Kaip tik dėkingesniais. padariau visus nelaimingais, todėl, kad ta nereikalinga galbūt pagalba, mano supratimu, dabar kaip žiūriu, tai matau, kad ta pagalba kaip tik tvirkino to žmonės, o ne padėjo jiems. Tai matote, jūs galbūt tada neteisingą klausimą sprendžiat. Gal jums reikia spręsti ne klausimą. Gal jau žmonėms nebepadėt, o gal spręsti klausimą, kaip reikėtų jiems padėti, kad jiems padėt, o ne atvirkint. Gal jūsų pagalbos kokybę reikia keisti, o ne iš principo ar gelbėti žmonėms. Nes pavyzdžiui, motina Teresė, pasiklausius jūsų, tai motina Teresė tą patį darė. Bet jinai buvo laiminga ir patenkinta ir milijonam žmonių, benamių ir skurstantiem ir alkstantiem padėjo. Ir žinot, kokią jinai išmintim dalinasi? Sako, aš jokių problemų gyvenime neturėjau. Kodėl? Nes sprendžiau kitų žmonių problemas. Tai vat aš dabar jūsų klausau ir galvoju, kurioje vietoje čia jūs kenčiate iš tikrųjų. Sprendžiant iš jūsų, atrodote žvali, išmintinga, inteligentiška moteris. Tai ar jums reikia dabar čia kentėti, kad kažkam padėtų? Atlikot pareigą? Aš dabar nebekenčiu, todėl kad aš ir einu tuo keliu, kad save išlaisvinu iš tos, neturėdama savojo aš ir neturėdama emocinės užtvaros kažkokios, aš irgi gyvenau kitų žmonių gyvenimais, net nesusimastydama. O mes nieko negalim padaryti, mes esame visi tarpusavį susiję. Kaip lietuviai, kaip šiauliečiai, kaip žemaičiai, mes esame visi susiję tarpusavyje. Ir tu negali gyventi pats savo. Bet tik tai, ką jūs kalbat, jūs turbūt dar pati nelabai suprantat, ką jūs kalbat. Tai aišku, kad o jūs kalbat teisingai, tik nesuprantat, kodėl. Jo. Nes tokiam gyvenimo etape iš tikrųjų pats laikas imti savęs. Iš tikrųjų. Bet ko imtis? Imtis savo sielos reikalų. Visuomeninės, socialinės šeimos pareigas atlikot. Taip reikia ir daryti. Bet vien dėl to, kad jūs atėjote čia ir klausėt šitą klausimą, tai parodo, kad jūs atlikote daug dorybingo darbo savo gyvenime. Daug naudingo, dorybingo, nes priešingo atveju jūsų tai nebūtų atvedę čia. Tai irgi Bhagavad Gita kalbama apie tai,
kad tas žmogus, kuris pradeda užduoti savo klausimą, kas iš tikrųjų aš esu, kokia mano dvasinė prigimtis. Tokius klausimus gali užduoti žmogus tik tai nugyvenęs dorybingą gyvenimą. Taip? Ir mes dabar šiandien sėdim ir kalbam apie tai, kaip nugyventi dorybingą gyvenimą, savo gerą karmą, gerą likimą, aukojant kitiems, o ne savo tenkinantis. Nes jeigu tik tai viską išgersi pats, liksi kaip prie sudaužytos geldos ir tau norėsis ieškoti tik tai muilinos virvės ir šakos medžio, ką mes ir matome. Gyventi egoistiškai yra labai pavojinga, nes tu pilnai patenki iliuziją ir visai nesiorientuoji. Netenki proto. Kaip sakoma, most uncommon thing in this world is common sense. Šiam pasaulyje rečiausiai sutinkamas yra sveikas protas. Tai jau tikrai. Nu va, matai. Visi turi kažkokią savo nuomonę, visi kažką tai žino kaip gyventi, bet visi serga, išgyvena netektis, pavydi, pyksta ir taip toliau. Dėl to nežino kaip gyventi. Dėl to, ponia, prašom nesiskųsti. Nugyvenot puikų gyvenimą. Ir galų gale atsidūrėt čia, tokių gražių bendraminčių būrelėje, kur galite gvildenti egzistencijos klausimus. Savo giminių tarpe, artimųjų tarpe galite pagvildenti egzistencijos klausimus? Nu va, matot, apie ką aš čia kalbu. Dėl to gali klausytis ir išgirsti ir suprasti šitos dalykus, apie kuriuos mes šnekam, tik tai dori pamaldų žmonės. Nes nedoram žmogui, tai va matė, arba neateina, arba ateina ir išeina. Nes tai yra aktualūs klausimai žmogui, kuris supranta, kad gyvenimo prasmė ne vien tik tai valgyti, miegoti, daugintis ir gintis. Nes tai atlieka visi kiti, ir muselės, ir augalėliai, ir gyvūnėliai šitą funkciją atlieka. Bet funkciją mąstyti turi tik žmogus. Dėl to tai ir daro žmogų žmogumi. Ir dabar vat jūs sakot, niekaip nesuprantu. Ką tai reiškia? Mane tai džiugina, kad jūs nesuprantat. Todėl, kad jūs stengiatės mąstyti. Kiti žmonės nesupranta ir sako, ai. Žinot, kokia yra gana filosofija, labai išaukštinta. Mažiau galvos, ilgiau gyvensi. Nepatraukliai skamba? Mane, nes jeigu... Sveikinu. Jūs jau vieną mūšį laimėjote su savo protu. Taip. Jeigu žmogui nebus poreikio, tai jis ir neieškos ir nesiknis tose knygose taško ieškodams. Jeigu yra toks poreikis, vadinasi, jis ir ieško. Tai mes ir kalbame apie tą poreikį, kad toks poreikis atsiranda tik doro žmogaus širdyje. Ačiū tau, Dieve. Čia ne komplimentas, čia aš faktus konstatuoju. Nu tai man nuo to lengviau, vadinasi, pripažįstu, kad ne visai blogai nugyvenu. Aš irgi kartais pripažįstu, kad ne visai kvanktelėjęs. Šiek tiek kvanktelėjęs, bet ne visai. Vien dėl to reikėjo čia ateiti, kad išgirsčiau patvirtinimą, kad Taip. blogai. Tai tam ir yra klubai, tam ir yra bendruomenės, kad gvildentų klausimus, kurie bendrai visiems svarbus. Ar taip? Taip, taip. Tai dėl to mes ir mokomės, ką daryti su savo likimu, ką daryti su ligom, kurios yra ir bus mūsų gyvenime. Jo neišvengsim, netekčių, skausmų, pykčių neišvengsim, jos yra, va šitoj stikliniai turė, va kažkur mano širdė visą tai yra. Aš kentėsiu, aš galiu neplanuoti sirgti, aš vis tiek sirgsiu. Tai geriau tada, ką reikia padaryti? Va, elementarus paprastas klausimas. Čia yra mano ligos, čia yra mano džiaugsmai. Ką daryti su šituo? Su šituo tai mes žinom. Gyvenimas mažytis ir nėra ko varžytis. O su šituo, ką su ligom daryti? Sveikas protas, ką sako? Čia sveiko proto klausimas. Nu reikia saugotis, kad nebūtų tos ligos. Gerai, vyrai, kaip saugotis? Vengti. Tu gali vengti, nevengti, bet ligos ateis. Vyrai, sveikas protas. Ką daryti prieš ligas?
Taip, taigi sveikas protas, elementaru, preventyvi priemonė, taip? Kam laukti, kad susirgsi? Sportuok, grūdinkis, taip? Pavyzdžiui, viena iš sporto rūšių, kur mums irgi šventraščiai rekomenduoja, yra maudytis upėse. Upėse. Kodėl? Nes upės yra natūrali žemės kraujotakos sistema. Taip? Upės yra žemės kraujagyslės. Dabar, ar jūs žinote statistiką, nuo ko mirštama labiausiai? Pirmiausiai, pirmos 2 vietos. Kraujotaka. Kaip pasireiškia kame? Infarktas, insultas. Kokia natūrali priemonė? Maudytis upėse. Aš nesakau ir šventraščiai nesako, kad išgydys tave nuo insulto. Ne, bet tai yra preventyvi priemonė. Sąmoninga. Nelaukiant, kol mane nutrenk žaibas ar infarktas. Taip? Nes raštuose parašyta, kad savo sustiprinti kraujotakos sistemą maudykis upėse. Kaip tai veikia, neklauskit manęs. Aš žinau, kad tas, kuris sukūrė pasaulį ir kuris užrašė naudojimus instrukciją, tai parašė. Norit tikėkit, norit ne. Ir viskas. Tai vat elementarūs dalykai. Kaip išvengti sūraus skonio? Sportuok ir mankštinkis. O ką mums sako šita stiklinė? Sako, Mati Perkūnas tas sportas, taigi sveikas, viskas tvarkoj, kam čia dabar keltis anksti, šaltas dušas, ar ten lysti šaltą upę. Brr. Ja? Kam? Viskas juk gerai. Dabar juk viskas gerai. Aš sveika. Aš sveikas. Bet tai yra, kaip čia sakoma, stručio sindromas. Kai tik pavojus, slėpk galvą smėlyje. Pavojaus nematai? Pavojaus nėra. Taip? Savo šitos stiklinės likimo kartaus sūraus nematai? Aš Klaipėdoje irgi skaičiau prieš porą dienų, skaičiau paskaitą. Irgi paprašiau cukraus ir paprašiau druskos. Ir jie druskos neturėjo, bet jie turėjo druskos su pipirais. Ir jie nežinojo, kam aš prašau, ką man reikia. Tai taip labai atsargiai sako, atsiprašau, druskos neturim, bet pas mus su pipirais sumaišyta. Sakau, liuks, tai ko reikia, būtent. Čia yra ne šiaip savo druska, čia druska su pipirais. Kitaip sakant, bjauriau negali būti. Bet, vat, čia ir turi save pergalėti šitoje vietoje. Nes sportuodamas arba elgdamasis preventyviai, čia suri stiklinę. Preventyviai elgdamasis, tu sunaikini jos turinį, nesusirgdamas. Kodėl? Liga yra kančia. Sportas daugeliui. Arba grūdinimas irgi kančia. Taip, darbas irgi kančia daugeliui. Nu, gal ne daugeliui, bet kai kuriems, ypač kurie sėdi ne savo kėdėje arba ne savo darbą daro. Ja? Bet čia ir yra tai, kas vadinama askezė. Askezė yra sąmoninga, preventyvi veikla. Savišvieta, pavyzdžiui. Taip? Pavyzdžiui, ateina Aurelijus ir skaito paskaitą ir sako, va, šventraštis, tas. Ir kas nors galvo, kokio Perkūno man čia reikia tos filosofijos gyvenime? Arti, ravėti, aš moku. Ką man dar čia kvaršint galvą kažkokiom fantasmagorijom? Mes susitarėm, tiesa? Mažiau galvosi? Negaliu. Teisingai. Duokit 5, man jūs patinkate labai. Nu tikrai negaliu negalvoti, gal ir labai norėčiau. Aš irgi negaliu, nes tai yra, turi resursą ir jo nenaudoji. Nu, tai kiek tu žmogus tada? Kiek tu žmogus ir koks tu žmogus? Tai vat mes paprasčiausiai dabar čia sėdim ir samprotavom apie elementarius gyvenimiškus dalykus. Duokit man servetėlę. Čia ne laboratorinis darbas. Taip?
Ir mes sėdėm ir kalbam apie elementarius gyvenimiškus dalykus ir matom, kad tai turi racijos. Ar turi? Beje, kaip jūsų vardas, ponia? Virginija. Virginija. Na, aš sakau, kad kažkas neatsitiktinai, mano sesuo Virginija. Sako, nebūna atsitiktinai. Ja. Tai vat Virginija, ponia, jinai linksi galvą, bet ar turi raciją, ką mes šnekam? Suprantat? Taip? Ar turi prasme? Turi. Ir gyvenimui mūsų turi tai prasme, nes tai yra praktiška labai. Nors kalbam apie gana tokius subtilius ir neapčiuopiamus dalykus, bet tai turi prasme mūsų gyvenime. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu tampi po truputį savo gyvenimo kalvis arba likimo važnyčiotojas. Tu pradedi apčiuopti vadžias, kur patrauksi bus į dešinę, kur patrauksi bus į kairę. Jo? Tu žinai, kad kančios, netektis, ligos yra gyvenimo dalis. Kaip ten sakoma, pain is inevitable, suffering is optional. Ar žinot, kas šitą patarė? Ja? Kad skausmas yra neišvengiamas gyvenime, o kančia pasirinktina. Kitaip sakant, gyvenime skausmo bus vis tiek. Tai va čia yra tas indas. Taip? Jo bus. Bet nuo jo kentėti ar nekentėti, va šitoje vietoje mes galim rinktis. Ir kaip tada jūs man pasakykite, nuo skausmo nekentėti? Iš anksto suprasti ir žinoti, kad tie dalykai bus. Nes mes vienas dalykas, tai yra netikėtumo efektas, kai netikėtai užgriūna, taip? Ar netikėtai susirgam, ar netikėtai pametam 100 litų, kai mums jau labiausiai reikėjo. Taip? Kančia. Bet kai tu žinai, kad šitie dalykai neišvengiami, kad gyvenime yra dalykai, kurie ateina savaime, ir yra dalykai, kurių netanku irgi savaime. Taip? Pavyzdžiui, amžius. Kaip man malonu bebūtų būti jaunam, gražiam, sveikam, stipriam, bet. Neišvengiamai vis tiek teks atsisveikinti su savo metais. Tai va dėl to netikėtumo efektas, pasiruošimo efektas, vidinio nusistatymo supratimas. Kitas dalykas, va, mes girdėjom apie sportą, taip? Tai irgi reikalauja pastangų. Ir ne tiek fizinių, kiek vidinio nusiteikimo. Kasdien sportuosiu, taip? Kasdien grūdinsiuos. Reikalauja protinio nusiteikimo, vidinių pastangų. Bet tai ir yra auka, kurią mes atnašaujam. Kai darom veiksmą sąmoningai. Kai geri iš saldžios stiklinės nesąmoningai džiaugies ir galvoja, o kaip kitaip gali būti? Aišku, kad man gyvenime turi sektis. Aišku, kad mama manim turi rūpintis iki gyvenimo pabaigos. Maitinti, rengti ir taip toliau. Aš jums praeitą kartą sakiau šitą senovinę mantrą. Viena iš 3 žodžių. Ha, ha, ha. Taip? Mama manim turi rūpintis iki gyvenimo pabaigos. Ha, ha, ha. Kažkuriam gyvenimo etape aš ją turiu pradėti rūpintis. Bet žmonės neturi tokio supratimo, jie galvoja, viskas tik man. Man. Dėl to žmonės kenčia. Nes čia yra tai, ką aš turiu daryti. Privalau. Nenoriu, nepatinka, bet privalau. Va šitoj vietoje aš ir laimiu mūšį prieš protą. Va ir mūsų šiandieninė tema. Šitoj vietoje. Jeigu aš darau dalykus būtinus, kurių iš manęs laukia šeima, taip, mama, vaikai, visuomenė, tauta, šalis, pasaulis. Ne dėl to darau, kad man patinka, kad moku. Ne, dėl to, kad reikia. Taip? Kaip vaikui. Ko tėvai laukia iš vaiko? Ar jūsų pirmasis bus naujagimis? Pirmasis? Nu, pasakykit, kas jau turėjot šeimų. Ko tėvai laukia iš vaikų? Kad jie būtų kokie? Kokie? Sveiki, laimingi, kad mylėtų. Meilė. Kad? Meilus. Meilus.
Bet aš dar negirdžiu dar vieno žodžio. Ko tėvai laukia iš vaikų? Paklusnus, tai klausytų, ar jums patinka išdykę, bet meilus. Nu, jau labiau patinka išdykę ir meilus, negu apsimetinėjantis. Oi, ponia, jūs turite gyvenimo patirties. O kodėl negali būti neapsimetinėjantis, bet klusnus? Nu, retas darinys. Vat ką reiškia gyvenimo patirtis. Bet gali būti variantas. Nu, visko gali būti, bet man neteko variantų sutikti. O jums, ponia, ar teko sutikti? Gerų, paklusnių, gerų vaikučių. Šiaip vaikai yra patys tikriausiai, kada jie vaikai yra. Kada Jo, jie nesuvaidina nevaidina, jie gyvenimo. kokie yra. Jie yra tokie, kokie yra, o kada jau išaugam, subręstam, Pradeda išmokstam. gudraut. Taip, tada išmokstam, o vaikas mažas, jis tobulas. Toks, koks jis yra. Tai. Bet tai o ko tėvai laukia iš vaikų? Va, vyras sakė, kad svarbiausia geri žmonės išaugtų, dorys, geri Taip, žmonės. taip, Tai taip, yra taip. svarbiausia. O ką tai reiškia? Kad eitų į mokyklą ir mokytųsi, ruoštų pamokas. Nu, ne, Taip. aš galiu pasakyti, kad nebūtinai turi išaugti mokslininkai, matematikai arba dar kažkokie labai. Manau, kad svarbiausia yra dorybė žmogus. Gerai, tada pabandykime panagrinėti dorybę. Iš kokių sudedamųjų dalių jinai galėtų susidėti. Ką mes vadiname dorybę? Nu, kaip mums atrodo. Nu, apie tai ir kalbėjom, kad gerumas galbūt žmogaus kažkiek užuojauta kitam, supratimas. Kad nemeluotų. Taip, Taip, taip. nevoktų, neskriaustų, Visi neužgaudinėtų. 10 Dievo įsakymų. Taip, taip, viskas telpa į 10 Dievo įsakymų. Taip, taip, taip. Tai vat ko laukia? Ir jeigu vaikai tokie, tėvai ir vaikai laimingi irgi. Vat mes dabar atvažiavom čia irgi į pasistatę mašiną ir matom, yra kelių ženklai. Ja, ir mes važiuojam parkuotis ir žiūrim. Aš irgi einu žiūriu. Parkavimasis iki 17 valandos mokamas. Ja? Aš irgi noriu elgtis pagal įstatymą, pagal kad nebūčiau baustinas, baudžiamas. Nes tas pats ženklas, jisai atlieka dvi funkcijas. Jisai baudžia ir ką daro dar? Perspėja, apsaugo. Taip ir tėvai. Jų geranoriškumas vaikų atžvilgių irgi yra. Jie investuoja savo gėrį į tuos vaikus, bet jeigu vaikai neklusnus, jie tampa baustini. Taip ir mes. Jeigu mes nesuprantame, kaip elgtis su savo geru likimu ir blogu, mus baudžia gamta per įvairius dėsnius, tokius kaip karma, veiksmo ir atoveiksmio dėsnis. Mus baudžia. Tai arba tu žinai dėsnį ir paklusti, arba tu žinai kelių eismų taisyklės ir jų laikaisi. Ir tada tos eismos taisyklės tave apsaugo nuo įvykių, avarijų, netekčių ir taip toliau. Arba tu žinai taisyklės ir nesilaikai, arba tu nežinai ir nesilaikai. Tai yra keletas variantų. Tai ir čia taip pat. Mes gyvenime susiduriam su kančia ir nežinom net ką kaltinti. Ir dažniausiai ne save. Tiesa? Tiesa, ponia. Pasiruošę visą pasaulį apkaltinti, skaitant prezidentės, darbdavius, Ameriką, Rusiją, Kiniją, Mėnulį, Marsą. Taip, bet tik ne aš. Visi kalti tik ne aš. Tai va, čia yra iliuzija ir neišmanimas, nes būtent tu ir kaltas. Nu, bet kai tu tą suvoki, kad tu esi pats kaltas, tai irgi turi pasirinkimą, kaip tu toliau turi gyventi. Nes labai, kai tu jautiesi kaltas, pradedi labai save bausti, nes tikriausiai žmogaus, niekas taip nebaudžia žmogaus kaip pats save. Ir kai tu pradedi... Jūs praleidžiat vieną žodį. Sąmoningas žmogus baudžia save. Nesąmoningas žmogus. Jisai sako, tu kalta dėl mano problemų. Sąmoningas žmogus, jisai supranta, kad dėl visko, ką gyvenime turiu, kaltas tik tai aš pats arba aš pati. Bet iki to reikia labai ilgai eiti, kad tu suprastum. Visai nebūtinai. O tai jeigu save kaltina, gal neteisinga vertybių skalė?
Kad tai bus kas? Neteisinga vertybių skalė, tiesiog reikia pakeisti vertybių skalę. Labai teisingai. Mes ir kalbame, nes vertybių skalė tai ir yra intelektas. Intelekto sudedamoji dalis. Žinau, kas darytina ir žinau, kas nedarytina. Žinau, kas palanku ir žinau, kas nepalanku. Ir jeigu aš padarau kažką blogo ir suprantu, kad čia aš, tu mokiniesi. Tu vėlgi konvertuoji. Jeigu atsitiko kažkas blogo, tai reiškia kažkas iš šitos surios stiklinės man nulašėjo. Jo? Kažkoks veiksmas. Ir yra du variantai. Arba tu supratai klaidą, pasimokei ir tai tapo tavo pamoka, jau nebe klaida. Tas pats veiksmas, kuris įvyko ir iš pradžių atrodė kaip klaida, jeigu tu supratai ją teisingai, apie ką mes dabar ir kalbam, kaip suprasti savo likimą teisingai, blogą likimą tame tarpe. Tada tai tampa pamoka ir tu nugalėjai vėl savo protą. Bet jeigu tu padarei klaidą ir nepripažįsti, pavyzdžiui, važiavom su mašina, viršėjom greitį, sustabdė policija ir mes jiems draskom akis. Aš neviršėjau greičio. Gali sakyti, ką nori. Esi baustinas ir nukentėsi. Priešingai, jeigu pripažinsi klaidą pagal sveiko proto taisyklę, tavęs gali pasigailėti. Arba atleisti, arba suminkštinti baudą, sumažinti baudą. Lygiai kaip vaikas. Jeigu jis kažką sudaužė, iškrėtė kažką ir atėjo pas mamytę ir prisipažino, ką mamytė sako? Ne. Bet ar baudžia, ar išplaka jį? Nu, jeigu labai brangus daiktas. Ne, jeigu... Įstatymai ir taisyklės yra sukurti žmonių, todėl tas greičio viršijimas nelaikytinas klaida. Kažkas nustatė, o kodėl mes tą turim daryti? Mes dabar sumokam 2% mokesčius ir jie panaudoja ginklams pirkti. Motyvuodami to, kad artėja karas. Nu, kodėl? Pavyzdžiui, jeigu pagal mano sąžinę, aš nesutinku su to, kad bus perkami ginklai. Aš turiu pilną teisę nemokėti mokesčių. Tikras vairuotojas. Jo, savo pirmais žodžiais iškart padarėt vieną klaidą. Kad įstatymai yra sugalvoti pačių žmonių ir nustatyti. Deja, jeigu tai būtų. Visi mes esame suvystyti gamtos dėsnių, kuriuos nustatė dievulis ir visą šitą pasaulį jisai kontroliuoja ir valdo netiesiogiai per įvairias energijas ir įstatymus. Ir žmogiški įstatymai irgi yra dalis interpretuotų Dievo įstatymų, bet kuo jie tolesni nuo Dievo įstatymų, tuo jie netobulesni ir tuo jie daugiau atneša kančios. Man irgi buvo vienas siurprizas, kai aš prieš 20 metų nuvažiavau į Šveicariją ir man labai nustebino vienas dalykas. Kaip jie didžiuojasi ir noriai moka mokesčius. Su didžiausiu pasididžiavimu ir su didžiausiu noru. Bet jie pasitikė valdžia ir valdžia jų neapgaudinėja. Ir jie mato, kaip valdžia išleidžia pinigus, jų pinigus surinktus. Ir didžiausia pasaulyje referendumų skaičius Šveicarijai. Kitaip sakant, valdžia klausia žmonių, ką daryti. Kaip jūs norite, kad mes įstatymus leistume ir taip toliau. Kitaip sakant, yra susišnekėjimas. Kai nėra susišnekėjimo, aš su jumis sutinku. Bet yra krūva žmonių, kurie su savim nesusišneka. Ar yra? Taip, didžioji dauguma. Jeigu jie nesivadovauja sveiku protu, jie vidiniam konflikte pastoviai. Pastoviai vidiniam konflikte ir konflikte su išoriniu pasauliu. Ir vieną mes girdėjome. Mokesčių nemokėsiu. Žinot, ką jūs dabar pasakėte? Jūs pasakėte vieną dalyką, kad visas kančias jūs užsidedate ant savęs. Nes jeigu valdžia, kuri nustato įstatymą kažkokį, yra neteisi, bet aš jo laikausi, jinai kentės. Bet jeigu aš matau, kad jinai nustatė įstatymą ir aš prieštarauju ir aš nesilaikau, aš užsidedu ant savęs visą tą kančią. Kitaip sakant, taip gamtos dėsnis yra surėdytas, kad kareivis, jeigu jam pasakė karininką žudyti,
Jis gali suprasti, kad tai negerai, bet jis turi žudyti. Ir nuodėmės jis nedaro. Nes daro nuodėmę tas, kuris pasakė jam tai daryti. Lygiai taip pat ir su valdžia. Nes dabar jeigu visa tauta arba šalis eiti šituo keliu, žinot, kas būtų? Anarchija. Visi sakytų, aš nesutinku su profesorium universitete, aš nesutinku su savo tėvais, taip, ar vaikai sako. Sako. Jie dabar internete prisižiūri, ko tik nori, viską žino, viską mato ir jiems tėvai ne autoritetas ir jie galvoja, kad viską daro. Chaosas, chaosas. Dėl to sakoma, geriau, net jeigu žinai, kad tai yra blogai, laikytis to, bent tai kažkokia tvarka yra, negu kad kiekvienas dabar pradės teikti, ką jis nori daryti. Nes tada tikrai bus tikrai anarchija ir betvarkė. Ir tai labai pavojinga situacija. Nes būtent taip žmonės ir daro. Ir tai yra ne pergalė prieš protą, o kapituliacija. Nes kam yra šitos knygos? Tam ir yra, kad paaiškintų mums visatos dėsnius. Ne taip, kaip man atrodo, man patinka ir aš noriu. Nes pavyzdžiui, paimti kokią nors islamo fundamentalistą, jis turi visai kitą nusiteikimą ir jis irgi įsitikinęs, kad valdžia ar ten pasaulis ar amerikiečiai neteisūs. Ir jis sako, reikia visus žudyti. Taip galima labai toli nueiti. Dėl to žiūrėkite, yra labai įdomus posmas, kuriuos aš ir turiu jums perskaityti šiandien. Sakoma, kad protas turi padėti žmogui išsigelbėti, o ne pražudyti save. Dėl to protas sąlygotos sielos, draugas ir priešas. Kitaip sakant, mes turime savyje ir nuo mūsų priklauso, kaip mes panaudosim tą protą. Netinkamai panaudosim, jis priešas. Tinkamai panaudosim, o ką reiškia tinkamai panaudoti protą? Disciplinuoti jį. Jeigu mes valgysim be saiko, jeigu mes miegosim be saiko, jeigu mes net dirbsim be saiko. O čia yra visa tai proto veikla. Labai greitai viskas baigsis. Ir sveikata, ir sėkmė, ir viskas. Dėl to reglamentas disciplinuoti. Savo jutiminę, protinę veiklą mes turime disciplinuoti. Mes negalim sau leisti savo emocijom. Galbūt aš iš darbo grįžtu pavargęs, bet aš negaliu savo pykčio išlieti ant vaikų, ant šeimos. Taip? Aš negaliu. Aš turiu gyventi reglamentuotą gyvenimą. Kaip su tuo tvarkytis? Reikia su tuo tvarkytis dorybingesnėm priemonėm, negu kad pyktis ir smurtas. Ir jeigu tu perskaitai, dėl ko žinios yra galinga priemonė? Nes net jeigu tu piktas ant viso pasaulio, perskaitęs, tu supranti, kad pats durnas. Pasaulis čia ne prie ko. Pasaulis čia ne prie ko. Vien dėl to, kad tu nesupranti kažko gyvenime ir tave tai siutina, pasaulis čia nekaltas dėl to. Dėl to, kai tu žinai, kad tave kas kart apgaudinėja protas, kuris nori, kad tu jį gyventum pagal jo užgaidas, va tada tu ir pralaimi mūšį. Bet, kai tu gyveni pagal intelektą, o kas yra intelektas? Tai yra žinios, tai yra išmintis, tai yra sveika nuovoka. Tada tu laimi mūšį prieš savo protą, prieš savo įgeidžius, užgaidas, emocijas, impulsus, pykčius ir taip toliau. Dėl to, matote, lygiai taip pat kaip ir su pinigais. Gali su tais pinigais degraduoti ir savo gyvenimą sužlugdyti. Ir jūs turbūt gal skaitėte statistiką loterijų. Išlošusiųjų. Didžiąją dalimi jie sužlugdo savo gyvenimą. Išlošia milijonus ir gyvenimą sužlugdo. Ir santykius su aplinkiniais, ir savo gyvenimus sužlugdo. Ir statistika byloja, ne nuomonė mano, statistika byloja, kad jų gyvenimas po kurio laiko yra prastesnis negu iki tol, kol jie išlošė loterijoje ten didžiulius pinigus. Kitaip sakant, pinigai jiems padėjo degraduoti. Iš kitos pusės, koks nors verslininkas, aš nežinau, ar jūs verslininkas, bet jūs turbūt žinote, kad verslininkas tai yra
didžiulis menas ir mokslas, kaip suvaldyti pinigų mases. Yra didžiulis dalykas. Mes nesuvaldom savo piniginės kelių šimtų litų, nesuvaldom. O duok tau milijoną. Baigta. Bus po žmogaus. Bus po žmogaus. Tai va, tas protas yra mūsų draugas ir priešas. Kam mes jį panaudosim? Kaip ir pinigai. Kaip ir degtienė, jo? Degtienė irgi puikiausias vaistas. Kaip tam, užpilai, trauktinės, jo, tam. Bet tai kokiom dozėm? Lašeliais. Vaistas. Bet jeigu tu degtienę pradedi gerti, viskas tu gyvenimą savo ir šeimos, ir tautos, ir visuomenės sugadini. Bet mes matome, kad lygiai taip pat. Nesakoma, protas yra ugnies prigimties. Jeigu pyktis kyla, čia yra proto reakcija. Ir lygiai kaip ugnis, padek šitą biblioteką, viskas bus baigta, namo neliks, bibliotekos neliks, bus tik tai sielvartas ir liūdesys. Lygiai taip pat po pykčio priepuolio. Lygiai taip pat lieka tuštuma. Ką jūs sudeginate? Pykčio priepuolio metu jūs sudeginate savo gerą likimą. Jūs reputaciją sugadinat, jūs nebekontroliuojat savęs ir jūs labai spėriai sunaikinate visą tą gerą įdirbį, kurį esate kažkada palikę. Santykius, taip. Tai va. Ir iš kitos pusės, tam žmogui, kuris nugalėjo protą, protas yra geriausias draugas. O kas nesugebėjo to padaryti, tam protas didžiausias priešas. Kitaip sakant, viena iš pareigų, patinka mums ar nepatinka, mes turim nugalėti protą. Kaip? Disciplina, prevenciniam priemonėm. Taip? Protas sako, ryte nesikelk anksti. Patalas šiltas, pagalvė tavo geriausia draugė. Nesikelk. O tautosaka? Štai jūsų problemos, ponia Virginija. Ačiū, kad prisipažįstam. Todėl, kad visą gyvenimą dariau kitaip. Tai dabar leidžiu. Darėt gerai, o dabar nutarėt matyti vėl per kūnas. Dabar bandau pasižiūrėti iš kitos pusės. Jeigu taip daryčiau, ar bus geriau, ar bus blogiau. Kitaip sakant, visą gyvenimą mėgojot ant pagalbės iš tos pusės, o dabar iš kitos pusės norit pasižiūrėti. Aš nemegojau ir stengiausi kuo mažiau megoti. Vis klausiau tos disciplinos. Nereikia stengtis, reikia daryti tai, ką iš tavęs laukia, atlikti pareigas. Patinka tau, nepatinka, malonu, nemalonu. Tada tu surenki žmonių palaiminimus. Kaip ir vaikai. Vaikai ne ant maisto auga. Vaikai auga ant tėvų rūpybos ir meilės. Ir jeigu jie paklusnus, jie natūraliai užsitarnauja palaiminimus. Kas yra palaiminimai? Tai reiškia, kad šito augančio vaikučio stiklinė saldi pilnėja. Jeigu jis paklusnus, jį tėvai laimina. Jeigu jis paklusnus, į mokykloje mokytojai mėgsta, laimina. Ir taip toliau. Tas žmogus kaupia savo sėkmės tūrį, universalią valiutą. Ką tai reiškia? Kai jis užaugs ir jam reikės stotis ant savo kojų, nebe po tėvų stogų ir sparnelių, bet ant savo kojų. Va tada jam šitas tūris labai pravers. O jeigu mes vaikams leidžiam daryti, ką jie nori, tai kai jiems reiks atsistoti ant savo kojų, jie liks su šituo tūriu ir bus kančia, vargas, nesusipratimai, pykčiai ir netektis ir taip toliau. Viskas, elementaru. 2 stiklinių pavyzdys. 2 puodelių pavyzdys. Elementaru. Ir galim su tuo sutikti, galim nesutikti. Bet taip yra, ne mano nuomonė. Dėsniai. Mes kalbam šiandien apie dėsnius. Taigi, jogos sistemoje protui ir sąlygotai sielai tenka ypatingai svarbus vaidmuo. Protui jogos praktika skiria centrinę vietą. Todėl šiame posme šitas terminas atma ir nurodo į protą. Jogos sistemos tikslas – suvaldyti protą ir atplėšti jį nuo juslių objektų. Čia ypač pažymima, kad protą reikia ištreniruoti taip, kad jis galėtų ištraukti sąlygotą sielą iš neišmanimo liūno.
Visi mes gimstame neišmanėme. Bet tam ir duotas protas ir intelektas, kad jį lavintų. Ir lavinti reikia ir intelektą. Ką mes dabar, pavyzdžiui, čia veikiame? Mes užsiemame kultūrizmu. Kokiu? Intelektiniu. Taip. Mes kilnojame intelektinius svarščius. Suprantu, nesuprantu, aišku, neaišku, jo? Ten pas mus tie prarūdyję varžteliai sukasi, mankštinasi ir stengiame suprasti. Taip. Mes dabar sėdėm, stiprinam ir lavinam savo sveiką protą, sveiką nuovoką, intelektą. Tam, kad kai gyvenime bus iššūkiai kažkokie, iš iliuzijos pusės, aš sakysiu, ne per kūno. Aš žinau, kaip reikia daryti. Aš žinau, kad čia yra proto žabangos paspęstos. Protas sako, vakare, kai grįši namo, būtinai praeik pro šalį šaldytuvo. Ir gali net nežiūrėdamas rasti rankeną atidaryti, žinai, kur guli. Jūs patys žinot, kas tam guli pasišaldytuvo. Ja? Bet sveikos gyvenimo dėsniai sako, kad vakare valgyti, tai reiškia save žudyti. Prisivalgęs vakare, tu ne į lovą eini gult. Į karstą. Taip, tu trumpini savo gyvenimą. Dėl to miegot reikia eiti, kada reikia miegot. Dirbti reikia eiti, kada reikia dirbti. Valgyti reikia tada, kada reikia. Ir valgyti reikia vidudienį, kai virškinimas pajėgiausias, o ne prieš miegą, kai einame miegot, o skrandžiui sakom, o tu darbuokis. Aš einu miegot, o tu darbuokis. Ir kaip manote, kelių pirštų kokią kombinaciją skrandis jums parodo? Sako, tu eini miegot, o aš dirbt? Va tokia tau kombinacija. Aš irgi einu miegot. Ir va šitų 38 laipsnių temperatūroje tas maistas, kurį iš vakaro suvalgėte, ryte jūs jį nenorėtumėt pažiūrėti, bet padaryti jau su juo nieko nebegalit. Jis jau ten. Ir vietoj to, kad jis pamaitintų, jis jūs apnuodija. Iš to ir toksinai, iš to ir pagirios. Pagirios gali būti visai nebūtinai nuo alkoholio. Nuo persivalgymo irgi pagirios, nes alkoholis yra koncentruotos kalorijos. Maistas irgi yra kalorijos. Ir viskas. Sveika nuovoka. Sveika elementari nuovoka. Ir nieko daugiau. Dėl to valgyti reikia tada, kada reikia. Miegoti reikia tada, kada reikia. Sakoma, jeigu nori sunaikinti savo nervų sistemą, eik miegoti po 12. Po vidurnakčio. Savo sistemą nervų sunaikinsi. Kantrybės neturėsi, negalėsi susikaupti, negalėsi suprasti gyvenimo iššūkių. Nieko nebegalėsi. Dėl to reikia, kur čia Klaipėdoje mes turėjom paskaitą ir vienas jaunuolis, irgi auditorijoje vienas jaunuolis sėdėjo ir aš sakau, reikia eiti gultis su. Va. O jisai žinot, ką pasakė? Su saulė. Žmonės juokiasi, nes visi vyresni žino, kad tautosaka byloja. Reikia eiti miegoti su vištom. O reikia kelti su? Taip jis ir pasakė, bet tai neteisybė. Gaidžiais, ponė Virginija, kaip jūs taip galėjote? Tai čia ne tai, kad turi ar neturi, čia tautosaka taip sako. Čia tam reikia sėstis į kalėjimą, nes tam iš kalėjimo tai prašė vienas mama, kad dabar kiekvieną rytą keliuosi su gaidžiais. Beje, vienas man verslininkas dar tarybinių laikų prisiminimus pasakoja, sako, mano šviesiausi įsikūrė pirmą kooperatyvą ir yra iš Šiaulių, bet Klaipėdai įkūrė kooperatyvą ir ten kažką primakliavojo ir sėdo į kalėjimą. Sako, tai mano šviesiausios dienos, nes turėjau tiek laiko skaitimo ir savišvietai. Nes kai aš buvau laisvėj, nebuvo laiko susimastyti, pagalvoti, ką gerai darau, ko blogai. Tiesiog darau, nes reikia padaryti viską. O sako, atsėdėjau aš ten, kiek jis ten, nežinau, metus du atsėdėjau, sako, aš sėdėjau ir krimtau knygas. Sako, dabar jeigu man reiktų atsisėsti, aš negaliu, mane spaudžia, reikalai, pareigos, tas. Kitaip sakant, vėlgi, kaip ir su protu. Protas yra kaip tas atominis kuras, kaip ugnis.
Gali ir nusvilti, bet gali ir susišildyti. Pavyzdžiui, židinys. Kontroliuojama ugnis, jisai šildo patalpą. Bet jeigu nekontroliuojama ugnis, supleškintų viską. Taip ir protas. Kontroliuojamas, jis puikiausias raketinis kuras jūsų gyvenime. Varomoji jėga. Galinga. Bet jeigu nekontroliuojamas protas, kryžius ant jūsų gyvenimo. Ponia Virginija, nu įvertinkit. Įvertinkit. Liuks? Labai džiaugiuosi. Kaip jūs, ponia, manot? Yra racijos ar ne? Elementaru? Neužgavau aš jūsų vyro labai stipriai. Aš dabar apie tą saulę galvoju. Nes jisai vakarė ir Ne, čia irgi toks anekdotas, pareina vyras namo, pasibeldžia duris, įkiša galvą žmona, sako, aš šiandien galėsiu eit miegoti su saulė. Nu, sako, žinoma, jeigu pavargęs. Jis atsisuka ir sako, saulė užėk leido. Supratau. Jis klausimas kilo toks pavyzdį, kad žmogus darbė energijas tos blogos ir grįžęs namo išsikraunas. Ten buvo toks diskusija, ginčas, ir pasakiau žmogui, kad negali Ant žmonos pykt. Pykčia, ant vaikų, ar ant anūkų, ar ant žodžiu, iš to darbo parsinešus, tai man taip pabrėžia, o tai kur aš daugiau išsikrausiu? Ką aš turėjau atsakyti tokį klausimą, nežinau. Egidijau, ką daryti? Kur išsikrauti? Tai skirtingai visi išsikrauna. Vieni kažkur eina į salę kažkokią sporto, tai užsiema meditaciją kažkokią. Ir vat kaip aš sakiau, galbūt tave pyktis apėmė, bet turi turėti, nes vyro pareiga susimti rankas. Taip? Jis gali sakyti, mane žmona išvedė iš kantrybės, mane vaikai nervuoja. Bet tu vyras, tavo pareiga laikyti save rankose. Čia aš kalbu ne apie save, aš tikrai... Taip. Pavyzdį, kad ten buvo moteris ir ją išnervuodavo viršininkas ir ten grįžus namo, anūkai, žodžiu, tie dar šurmulys, ir tada ant visų, ant jų, žodžiu. Ką daryti, ponia? Jūs kaip saulė šviesi. Patarkit, ką daryti? Keis darbą. Darbą turbūt lengviau pakeis negu vyrą. Arba šeimą. Nežinau, mano vyras yra geras, neišlėja pykčio, nieko negaliu pasakyti. Bet kaip jūs susitvarkote su savo pykčiu? O, su savo. Labai dažnai būdavo, kad nesusitvarkydavau. Ir iš to paskui labai gailėdavau. Visko būdavo. Bet paprasčiausiai yra pamokos, kaip jūs sakėt, ir mokomės. Kvėpavimo pratimai man labai padėdavo. Nes tai irgi viena puikia priemonė valdyti, kontroliuoti protą. Su dujo koketas. Ne? Jo, tas pats. Ar politelinis maišelis. Kvėpavimas anglies dvideginį, jo? Tai prasme, kvėpuoti ir nekvėpuoti. Nu va, žiūrėkite, mes matome, yra įvairūs lygiai tvarkymosi su pykčiu arba su protu. Fizinis lygmuo, emocinis lygmuo, intelektinis lygmuo ir aišku dvasinis lygmuo. Nes galima fiziškai bandyti su protu tvarkytis ir kvėpavimo pratimai yra moksliškai įrodyti procesai. Ar jūs paimsite dainių kepenę, ar paimsite dineiką, ar dar toliau paimsite, tai yra moksliškai įrodyta priemonė, kad emocijas kontroliuoti galima per kvėpavimą sąmoningą. Kitas dalykas, intelektinis supratimas, kaip aš ir sakiau, paimti ir pasiskaityti, turėti programą kasdien, negyventi varomam, gainiojamam aplinkybių ir aplinkybių. Bet turėti kažkokią programą, savišvietos programą, tai, kad ir kaip čia jūs
Bet susirenkat, pabūnat, paklausot, permastot, susimastot, kažką savo suprantat, atrandat. Nes žmogus, kuris neturi gyvenime jokios savišvietos programos, nu, aišku, jam neviltis ir pyktis. Ir jis pats nežino dėl ko. Lygiai taip pat, kaip žmogus koks. Alkanas žmogus, piktas žmogus, tiesa? Tai alkanas intelektualiai, nes sveiką protą, intelektą irgi reikia pamaitinti. Kuo? Va, išmintim, knygom. Ir kitas dalykas yra dvasinis metodas, kaip tvarkytis. Per maldą, per meditaciją. Tai vat nuo žmogaus priklauso, kas tai per žmogus, kokia tai moteris, kas jai tinka. Gal jai grįžus iš darbo reikia leisti šiltą dušą ir pastovėti karštam duše valandą. Labai padeda. Taip, nes vanduo turi labai stiprų valomąjį poveikį. Bet jūs supratote, apie ką mes šnekame. Taip, priklausomai nuo žmogaus lygio. Geriausiu atveju, jeigu jį galėtų melstis, bet gal jinai netiki Dievu. Tai tu negali priversti žmogaus. Sakoma, kaip arklį gali privesti prie vandens, bet priversti gerti negali. Taip ir žmogui gali papasakoti apie Dievą ir paskui pasakyti, tikėk Dievu. Gerai, tikėsiu. Neveikia taip. Taip neveikia. Taip ir buvo, aišku, aš prieš klausimus galvojau, kad kiekvienam individualiai, bet tai buvo įdomu nuomonę išgirsti. Taip. Čia nuo žmogaus dorybės, nuo žmogaus švaros priklauso, kokie metodai jam tenka. Optimaliausia, jeigu žmogus dvasiškai galėtų spręsti problemas visas. Bet jeigu negali, tai kažkaip tai palaipsniškai. Į kokį dar klausimą galėčiau atsakyti? Aš norėčiau paklausti, o jūsų pykčių, pavyzdžiui, jūs susitvarkėt, vis tiek jis tai tie emocijų tokias. Man labai patinka, nesakyčiau, kad aš seku motinos Teresės pavyzdžiui, bet man jos patinka pati gyvenimiška filosofija, tarnavimas žmonėms. Taip? Tarnavimas, linkėti žmonėms gero ir daryti žmonėms gerą. Ir kaip aš ir minėjau, poniai Virginijai, kad jeigu tu vardan kitų, jeigu tai, ką turi gero, daliniesi su žmonėm, dalini ir daliniesi. Kaip ir vaikai, kurie klusnus. Jiems nereikia prašyti palaiminimo. Tėvai nori, juos rūpinasi ir taip ir aš. Aš noriu būti klusnus įstatymų, besilaikantis lietuvis. Aš noriu būti klusnus sūnus tėvams. Aš noriu būti klusnus Vilnietis, Klaipėdietis, Šiaulietis ar koks. Ir tarnauti tautai. Padėti, šviesti, gelbėti žmonėms. Ir tada tokie dalykai kaip pyktis, gobšumas ir geismas tavęs nebekamuoja, prie tavęs nelimpa. Nes tu apsaugotas esi žmonių geranoriškumu ir geralinkiškumu. Visi linkia. Tu linki žmonėms gero. Tu darai žmonėms gerą. Žmonės tau linki gerą. Ir tu esi apsaugotas. Dėl to ir šeima yra puikus modelis, kai motina rūpinasi vaikais, rūpinasi vyru. Taip? Ir nepriklausomai koks vyras, geras, blogas ar ne, tai yra pareiga. Kaip ir vyro pareiga yra rūpinti žmoną. Bet tame ir yra auka, kad tu aukojasi, nepriklausomai niekam. Vaikai klusnus, neklusnus, vis tiek tu juos maitini, vis tiek tu juos rengi. Nes tai tavo pareiga. Ir tai tave apsaugo. Dėl to aš tą pavyzdį ir naudojau kelių eismo taisyklių arba ženklų. Tau patinka ženklas 50 ar nepatinka? Tu turi laikytis. Nes jeigu tu sustabdys tave policija ir tu pasakysi, man šitas ženklas nepatinka.
Jeigu jūs kontroliuojat protą, tas ženklas jums iš viso neturi ten stovėti. Teisingai, tu turi būti sąmoningas ir nelakstyti pats. Taip, be abejo. Bet dėl to ir šitie raštai duoti, nes didžioji dauguma žmonių nesąmoningai ir visiems reikalinga disciplina. Ir jeigu policininkas paklaustų, nu kodėl tau jis nepatinka? Dėl 2 priežasčių. Apvalus ir su raudonu apvadu. Turi būti kvadratinis ir mėlynas. Tai prasme, nu, iki absurdo galim daryti. Taip. Dėl to yra dėsniai, kuriuos davė dievulis ir jie nediskutuotini. Tau patinka ar nepatinka? Man nepatinka, kad man reikia su protu kovoti, geriau aš su juo leisiu jam daryti, ką nori. Gerai, gali leisti, niekas tau nieko nepasakys, bet tavo gyvenimas nueis žemyn. Tai nuolankumas, jis irgi kažkokias ribas turėtų turėti, maksimai kažkokia pardavėja. Sutinku. Vat kaip ir ponia Virginija skundėsi, kad paskui kiti piknaudžiauja to arba išnaudoja tave. Tu leidi ir kiti naudoja. Ir vėlgi sveika nuovoka, sveikas protas, taip, apie tai, apie ką jūs šnekat, turi turėti ribas. Tu gali padėti žmogui, bet tu žiūri, ar padėdamas jam jis degraduoja, ar jis tau dėkingas. Kaip ir vaikai turėtų būti adekvačiai dėkingi tėvams už tai, kad juos pagimdė ir išugdė. Bet tankiai matome, kad ne visada taip būna. Kitaip sakant, pusiausvyros neradimas. Tarp tos sveikos nuovokos ir tarp to... ponia, šitam pasaulyje nėra pusiausvyros. Proto Bet aš juos ieškau. ir aš ieškau. Visi mes, man atrodo, ieškau. Šitas pasaulis va toks, va. Juodas, baltas. Viena pusė, kita pusė. Bet vat intelektas arba sveika nuovoka ir yra ta vieta, kur aukso viduriuką turi rasti. Ir yra, va, posmas. Aš jums to atversiu ir paskaitysiu. Paskaitysiu, kur. A tai pas visus turi būti, pas visus yra ta sveika nuovoka, gal pas mane jos nėra, jeigu aš jos bet ieškau. Žiūrėkit. Kas valgo per daug ar per mažai, miega per ilgai ar nepakankamai, kas dirba per daug ar per mažai, negali tapti laimingu. Viskas. Kitaip sakant, tu turi ieškoti aukso vidurio. Turi išmokti ir valgyti saikingai, ir miegoti saikingai, ir dirbti saikingai, ir džiaugti saikingai, ir liūdėti saikingai. Aukso viduriukas. Tai yra atsakymas į gyvenimo problemas. Bet jeigu tu nori ekstremo, ekstremą ir gausi. Bet vienas ekstremas gimdo kitą. Jeigu nori išmokti savo gero likimo turi vienu ypu, tai va šitas turis kančios irgi ateis tau vienu ypu. Tai geriau, razumnai, po truputį, išmintingai reglamentuoti savo proto veiklą. Įdomu, dar suspėsiu susitvarkyti su to protu. Ponia, jums jau reikia galvoti apie dievulį. Aš ir galvoju, aš ir meldžiuosi, ir galvoju, ir gyvenu, stengiuosi gyventi. Man gal dar nelaikas, bet aš jau galvoju, kad nepavėluočiau, kai jau bus laikas.